O dabar aš pakviesiu mūsų Alytaus muzikos mokyklos etnomuzikos terapijos asociacijos narę ir muzikos mokyklos mokytoją Audronę Venskūnienę. Ji pristatys muzikos terapijos metodus ir jų taikymo galimybės. Taigi esu įgaliota pristatyti Alytaus mieste apie muzikos terapiją. 1997 metais Alytaus muzikos mokykloje buvo įkurta kredo klasė, kurioje buvo ugdomi vaikai turintys įvairias negalias. Šiuo metu šios klasės nėra, tačiau mokiniai turintys specialiųjų poreikių yra integruojami kartu su sveikais ir tiesiog kad jie nejaustų išskirtinumo. 2000 metais buvo įkurta asociacija Ansamblis Senoji muzika, o 2010 įkurta etnomuzikos terapijos asociacija. Šios trys organizacijos bendradarbiaudamos suburia muzikus, medikus, pedagogus, psichologus, socialinius darbuotojus. Jau nuo 2005 metų pradėjome projektinę veiklą. Projekte gydančios muzikos natų gijos susipažinome su rytų kultūra, su muzikos tradicijomis ir sutikome žmonės, kurie dirba muzikos terapijos srityje iš kitų šalių. Nuo 2008 metų iki šiol vykdome projektą Gydančioji muzikos galia, kuris yra finansuojamas Alytaus savivaldybės. Muzikos terapijos veikla yra vykdoma Alytaus ligoninės reabilitacijos skyriuje, paliatyvios slaugos palatose, medicininės reabilitacijos ir sporto centre, globos namuose. Alytaus mieste sveikatos problemams spręsti sėkmingai yra taikomi muzikos terapijos metodai. Muzikos pedagogai lankę Austrijos terapeutų seminarus turi patirtį, kaip taikyti meninę veiklą su ligoniais reabilitacijos laikotarpiu. Tai muzikos klausymas, muzikiniai pokalbiai, kūrybinė muzikos terapija. Paliatyvios slaugos pacientams siekime pagerinti gyvenimo kokybę. Tai geros nuotaikos sukūrimas, bendravimas, grojimas instrumentu, dainavimas grupe, muzikiniai žaidimai ir improvizacija. 2010 metais Ansamblis Senoji muzika už Grünbit švietimo mainų paramos projektą Dainuok, nurink ir šypsokis laimėjo pirmąją vietą Europos Sąjungoje. Šis projektas buvo skirtas socialiai atskirtoms šeimoms ir bendruomenėms, jaunom ir būsimoms motinoms, senyvo amžiaus žmonėms ir neįgaliesiems. Tais pačiais metais buvo įvykdytas kitas Grünbit projektas Etninė muzika ir terapija Europos kontekste, kuriame sutikome muzikos terapeutus iš Austrijos, Turkijos, Graikijos, Latvijos, Lenkijos. Tokius profesionalus kaip Izabelė Lunanski, kuri yra Madrido muzikos terapijos mokyklos direktorė ir organizuoja pati seminarus Argentinoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Anglijoje. Taip pat daktaras Gergardas Tučekas, ilgametis Alytaus muzikos mokyklos partneris, muzikos terapeutas, vadovaujantis Kremso universiteto muzikos terapijos studijų programai. 2011, 2012 ir 2013 metais vykdėme projektus su šiaurės šalimis ir susipažinome su Latvijos, Estijos, Suomijos ir Švedijos partneriais. Etnomuzikos asociacijos nariai nuolat kelia kvalifikaciją. Teko dalyvauti mokslų daktarės profesorės Barbaros Filler iš Jungtinių Amerikos valstijų seminare muzikos terapija senyvo amžiaus žmonėms. Taip pat neseniai teko dalyvauti
tarptautinėje konferencijoje Muzika psichiatrijoje, kur buvo pasidalinta žiniomis apie muzikos terapijos paslaugas, apie tyrimus, apie bendradarbiavimą psichiatrijos srityje galimybės. Praėjusiais metais etnomuzikos terapijos nariai sukūrė filmą Muzika ir terapija, kuriame pasakojame apie savo veiklą, apie muzikos ir tradicijų reikšmę žmogaus sveikatai ir socialiniai integracijai. Todėl dabar, baigdama savo pranešimą, norėčiau pakviesti pažiūrėti šį filmą. Muzika garsų kalba, skambantis menas. Ją suvokiame klausa, tačiau negalime paliesti, negalime matyti. Ji gyva tuomet, kai skamba. Kūrėjo mintis, jausmai ir vaizdiniai joje išreikškiami garsais. Muzika veikia klausytojų mintis ir jausmus, verčia mąstyti, grožėtis. Šiuolaikinėme pasaulyje muzikos yra labai daug ir įvairios. Jis skamba įvairiausiose vietose, situacijose, atlieka skirtingas funkcijas. Muzika skamba koncertų salėse ir yra skirta įdėmiai klausytis. Muzika yra ir asmenybės kūrybiškumo ir saviraiškos priemonė. Muzika taikoma kaip terapijos priemonė, galinti reguliuoti įvairias emocinės ir psichinės būsenas. Meno poveikis žmogui neabejotinas. Nuo neatmenamų laikų muzika padėdavo žmonėms dirbti, ilsėtis, žadindavo jiems darbingumą, nuotaiką, fantaziją, kūrybiškumą, įkvėpdavo pasitikėjimą savo jėgomis, išsklaidydavo nerimą, padėdavo užmiršti nesėkmes. Pasaulyje veikia daugybė muzikos terapijos mokslinių institutų, klinikų, organizacijų ir susivienijimų. Vyksta muzikos terapeutų suvažiavimai ir konferencijos. Publikuojama mokslinė literatūra, leidžiami moksliniai metodiniai leidiniai. Pastaraisiais metais muzikos terapija Lietuvoje yra taikoma gydymo, sveikatos apsaugos, socialinėse programose. – 2010 metais įkurta etnomuzikos terapijos asociacija, kuri vienija muzikos mokytojus, psichologus, medikus, socialinius darbuotojus. Aldona Vilkelienė, etnomuzikos terapijos prezidentė, socialinių mokslų daktarė, profesorė, Alytaus muzikos mokyklos direktorė. Audronė Venskūnienė, projektų koordinatorė, Alytaus muzikos mokyklos vyresnioji kanklių muzikos mokytoja, 3-ojo amžiaus universiteto folkloro ansamblio vadovė. Reda Vokietaitienė, Alytaus pradinės mokyklos muzikos mokytoja metodininkė, vaikų folkloro ansamblio Sakalėlis vadovė. Alis Krūvelis, Alytaus muzikos mokyklos vyresnysis klarneto ir gitaros muzikos mokytojas. Rita Balsytė, Alytaus muzikos mokyklos vyresnioji akordeono muzikos mokytoja. Sonata Nakrušienė, ikimokyklinio meninio ugdymo pedagogė, muzikos edukologijos magistrė. Jolanta Antanaitienė, socialinių ugdymo technologijų muzikos terapijos specialistė, Panevėžio kolegijos lektorė. Rasa Urbonienė, Alytaus rajono meno ir sporto mokyklos vyresnioji muzikinių teorinių disciplinų ir fortepijono mokytoja. Asociacijos nariai nuolat kelia kvalifikaciją. Dalyvavo tarptautinėme kongrese Mozartas ir mokslas, tarpdisciplininių mokslinių tyrimų poveikis ir muzikos patirtis Vienoje. Etnomuzikos terapijos veiklą konsultuoja Vienos neuroreabilitacijos klinikos muzikos terapeutas,
Kremso universiteto muzikos terapijų programų direktorius, docentas daktaras Gerhardas Tučekas. Jis Alytuje vieši kas 2 metai ir visada atsiveža grupę specialistų, kurie konsultuoja medikus, muzikos mokytojus, dirbančius su neįgaliais vaikais ar vedančius muzikos terapijos užsiėmimus. – 2011 metais 13-ajame pasaulinėme muzikos terapijos kongrese Seule profesorė Aldona Vilkelienė skaitė didelio susidomėjimo sulaukusi pranešimą asmenų patyrusių smegenų traumą, kalbos įgūdžių lavinimas dainavimu. Korėjoje buvo užmegzti ryšiai su psichodramos ir muzikos terapijos korifėjumi profesoriumi Moreno, kuris jau 2012 metais atvyko į Lietuvą ir vedė seminarus. Asociacijos nariai stebėjo Jungtinių Amerikos valstijų mokslų daktarės profesorės Barbaros Viller seminarą muzikos terapija senyvo amžiaus pacientams ir susipažino su muzikos terapijos moksliniais tyrimais, planavimu, metodais. Muzika – tai kelias leidžiantis keliauti į kitus pasaulius ir sugrįžti atgal, be jokio neigiamo poveikio psichikai ir sveikatai. Etnomuzikos terapijos asociacija, bendradarbiaudama su asociacija Senoji muzika, Alytaus muzikos mokykla, 3-ojo amžiaus universitetu aktyviai dalyvauja tarptautinėje projektinėje veikloje, kurių metu dalinamasi patirtimi, mokomasi iš Austrijos, Turkijos, Italijos, Vokietijos, Airijos ir kitų šalių partnerių. Kuriami nauji muzikos terapijos metodai, kurie taikomi Alytaus poliklinikoje, apskrities Stasio Kudirkos ligoninėje, medicininės reabilitacijos ir sporto centre, Alytaus muzikos mokyklos Kredo klasėje. Gavus Alytaus miesto savivaldybės pritarimą, projekto gydomoji muzikos galia finansavimui, jau eilę metų vyksta socializuojantys muzikos terapijos užsiėmimai. Dirbama komandinių principų – gydytojas, psichologas, muzikos terapeutas arba kineziterapeutas, logopedas, socialinis darbuotojas. Bendravimo metu stengiamas išblaškyti niūrias mintis, praskaidrinti depresinės nuotaikas. Pagal gydytojo rekomendacijas reabilitacijos laikotarpiu arba prieš sudėtingas operacijas ligoniams sudaroma galimybė klausytis mėgiamos muzikos arba patiems dalyvauti muzikinėje terapinėje veikloje. Rezultatai fiksuojami ir analizuojami komandoje su medikais ir psichologais. Gydytojai pateikia muzikos terapijos vertinimą televizijos laidose, publikacijose. Įvykdyti tarptautiniai projektai. 2011 metais skambantis protėvių balsas mus jungia Europoje. 2011 metais skirtingi suaugusiųjų mokymo būdai ir kompetencijos. Projektų metu buvo atskleisti Baltijos šalių savitumas, tradicijų skirtumai, suaugusiųjų mokymo patirtis, bendri tautų bruožai. Tai tradicinių drabužių ornamentai ir juostų raštai. Ypač didelę reikšmę asmenybės raidai turi muzikavimas namuose, matant grojančius ar dainuojančius šeimos narius.
Kihnų saloje, Estijoje, projekto dalyviai sutiko gyvą kultūrinį lobį 85 metų senolę Virvę, kuri išleido 10 savo kūrybos dainų plokštelių, surengė 40 koncertų ir tapo šeimininio muzikavimo simboliu Estijoje. Kuidagi tunnetab suurt rõõmu siis, kui partner mind valsile viib. Kas olgu see vana või olgu ta noor, meil kõigil on ühine soov. Me keerleme põrandal käsikäes koos, peagi kustumas on küünalde leek. Me keerleme põrandal käsikäes koos, peagi kustumas on küünalde leek. Suvine hämarus kaasa meid kannab, kasteloorse hõljub meie teel. Siinavas taevas tuhandeid tähti ringi keerleb suur ja ümar kuu. Läbi lillede mere sind koju ma saadan, lahkudes sul ulatan ma käed. Las jääda see suve öösatjaks meid alati ja küünalde helendav leek. Las jääda see suve öösatjaks meid alati ja küünalde helendav leek. Noh. Instrumentinė muzika siejasi su apeigomis, ritualais, magiškų poveikių žmogaus pasąmonėje. Lietuvių liaudies instrumentų skambesys tinkamai atspindi baltiškąją pasaulėjautą, gyvenimo būdą, gamtą. Taikant muzikos terapiją, naudojami mulinukai, kleketas, skudučiai, lumsdelis, skrabaliukas, būgnas ir kiti instrumentai. Paauglys turintis autistinių sutrikimų iš keleto kambaryje esančių muzikos instrumentų pirmiausiai pasirenka autentiškas kankles. Arba po insulto į kumštį sugniaužti pirštai, palietę kanklių stygas atsipalaiduoja. Šis instrumentas nereikalauja didelių pastangų išgaunant garsą, jau malonu improvizuoti, o atsižvelgus į tai, kad instrumentas nedidelis ir lengvutis, jį galima nesunkiai pernešti iš vienos patalpos į kitą, groti pasidėjus ant kelių, o kartais ir gulint, pasidėjus ant krūtinės ir klausantis garso vibravimo.
šaunu, puikiai pagrojai. Ten teka. Puikiai. Dabar gerai? Nepavargai dar? Ne. Dar bandom, nes paskui reiks ant klavišų groti, nu? Kas ten teka. Meno dėka žmogus gali pasakyti aš esu. Muzikos terapija – tai kūrybos procesas, kur visai nebūtini meniniai įgūdžiai ir talentas. Simbolių kalba, garsai, spalvos, judesys padeda žmogui išreikšti jausmus, kuriuos jam kartais pačiam sunku suvokti. Tai ypač svarbu, kai neišsivysčiusi žodinė kalba, sutrikusi klausa ar intelektas. Jausmų kultūra ir jos ugdymas tai idealų, svajonių, nuoširdumo, atvirumo puoselėjimas. Veiksmėlė neturėjo būti, nes su šitą rankutę grojam 3 kartus. Dar kartą raudona, ta pradėtų kas, o su šitą ten teka. Nuostabiai, nuostabiai. Taikant individualios muzikos terapijos metodus, siekiama atskleisti paciento išgyventas emocijas, paskatinti išsakyti patirtus įspūdžius. Pirmiausiai klausomasi muzikos kūrinio, po to diskutuojama, kviečiama muzikuoti drauge. Pacientui pasiūloma pritarti skrabaliuku, kleketu ar kitų mušamuoju lietuvių liaudies instrumentu. Svarbu, kad instrumentas skambėtų negarsiai, o pacientas, mušdamas nesudėtingą ritmą, patirtų geras emocijas. Muzikavimas grupėje suteikia pacientams jaukumo pojūtį. Užsiėmimų metu klausomasi ramios muzikos, dainuojamos liaudies dainos. Kartais pacientai išgirdę muzikos garsus susigraudina, vėliau emociškai sustiprėja ir užsimerkia dainuoja arba klausosi. Nuosekliai dirbant, stiprėja ryšys tarp terapeuto ir paciento. Žmonės tampa atviresni, patys dainuoja savo jaunystės dainas, pasakoja istorijas. Pacientai pajunta draugiškumą ir paramą ir nebesijaučia tokie vieniši. Asociacijos nariai ir projekto partneriai dalyvavo sveikatinimo akcijoje Bėgimas kovai su vėžiu palaikyti. Tai buvo tarsi parama socialinius, psichologinius bei dvasinius sunkumus išgyvenantiems onkologiniams ligoniams. Muzikos terapija neturi šalutinio poveikio. Jos, kaip medikamentų, perdozuoti neįmanoma. Atradus kontaktą su pacientu, muzikos klausymo ir muzikavimo metu šių asmenų nuotaikos keičiasi pozityvia linkme ir muzikos terapeutas tampa laukiamas svečias ne tik ligonių palatoje, bet ir reabilitacijos, psichikos sveikatos centruose, neįgaliųjų šeimose ar ugdymo įstaigose.